Mano vardas yra Dominika Venciūtė ir esu verslo vadybos ir rinkodaros programos direktorė. 3 esminiai dalykai, kurių galite tikėtis įstoję į verslo vadybos ir rinkodaros programą yra teorinės įžvalgos, praktinės užduotis ir industrijos lyderių įžvalgos apie tai, kas vyksta versle ir rinkodaroje Lietuvoje ir pasaulyje. Antras dalykas yra galimybės išbandyti save versle jau studijų metu. Na, o trečias dalykas yra kontaktai ir pažintis, kurie kartais išsivysto į neįtikėtinus verslo projektus. Šiandien programą vadiname verslo vadyba ir rinkodara. Kadaise ši programa vadinosi verslo vadyba ir analitika ir šios programos alumnė buvau ir aš pati. Tačiau per daug metų programos akcentas ir pavadinimas keitėsi ir šiandien didžiuojamės, kad galime atliepti rinkos poreikius ir supažindinti studentus su rinkodara iš įvairių kampų. Tai iš esmės programoje studentai susipažįsta su verslo specifika, su vadybos subtilybėmis. Pirmaisiais studijų metais mokosi ne tik tai rinkodara, bet ir susipažįsta su finansų pagrindais, mokosi organizacijų elgsenos. Na, o vėliau, kuo labiau programa įgili, tuo daugiau atsiranda rinkodaros dalykų ir tokių paskaitų kaip neurorinkodara, reklama ir rėmimas, skaitmeninė rinkodara. Iš esmės, programos tikslas yra studentus supažindinti su bendrais verslo ir vadybos principais ir uždėti tą svarbiausią fokusą į rinkodarą, kad išėję į verslo rinką jie galėtų ne tik tai teoriškai suprasti šią sritį, bet ir praktiškai įgyvendinti jiems skiriamas užduotis. Didžiuojuosi, kad verslo vadybos ir rinkodaros programoje dėsto dėstytojai, profesoriai ir taip pat praktikai iš viso pasaulio. Ir visi jie pasižymi labai didelėmis kompetencijomis ir žiniomis, kurias sukaupė per ilgametę darbo patirtį. Pavyzdžiui, turime dalyką, kuris vadinasi skaitmeninė rinkodara ir šių paskaitų metu studentai kūrė reklamas ir tos reklamos yra kūriamos pagal realių klientų užsakymus. Ir dėstytojo grįžtamojo ryšio dėka studentai mato, ką savo kūriniuose gali patobulinti ir kaip jie geriau galėtų pasitarnauti atliepiant verslo poreikius. Paskaitose rinkodaros principų, pavyzdžiui, studentai kūrė produktus nuomonės formuotojams. Tai yra pasiūlo koncepcijas, kurias nuomonės formuotojai galėtų įgyvendinti savo auditorijos akyse. Vėlgi yra labai įdomus kampas ir tikiu, kad studentai šiuo procesu mėgaujasi. Daugumoje paskaitų lankosi dėstytojai ir svečiai, kurie dalinasi su studentais labai praktinėmis įžvalgomis ir parodo, kaip visos teorinės įžvalgos veikia realiame pasaulyje. Rinkodara ypač šiais laikais yra labai greitai besikeičiantis sritis. Atsiranda vis naujų rinkodaros priemonių. Norint išlikti stipriais šioje srityje, mes turime būti smalsūs. Jeigu tokie esate, ši programa yra greičiausiai jums. Kita savybė, kurią išskirčiau, yra ambicija. Ir dažnai mėgstu sakyti, kad ambicija iš esmės yra aistra su tam tikru entuziazmo prieskoniu. Ir manau, kad to rinkodaroje labai reikia. Bet jeigu atpažįstate save, ši programa yra jums. Studentai baigę verslo vadybos ir rinkodaros studijas gali atrasti save daugybėje skirtingų sričių. Dažnai karjera prasideda dar universiteto suole. Studentai atlieka praktikas įvairiose organizacijose, nuo reklamos agentūrų iki tarptautinių ir vietinių įmonių. O taip pat turiu paminėti ir tai, kad mūsų studentai yra gabūs ir savo verslų kūrime, kuria produktus, siūlo įvairias paslaugas. O man asmeniškai yra ypač smagu, kai sukūrę savo verslus, jie noriai ateina pasidalinti tomis žiniomis su dabartiniais studentais. Kai kalbu su programos alumnais, man ypač svarbu ir smagu išgirsti, kad pradėję savo karjeros kelią, jie vis dažniau ima atsigręžti į savo studijas ir supranta, kad visi teoriniai dalykai ir sunkios frazės gali būti pritaikomos ir praktiškai realiame versle ir gyvenime. Taip pat labai smagu girdėti iš alumnų, kad studijų metu įgyti kontaktai, nauji atrasti draugai, jiems duoda labai daug įkvėpimo, tai kartais sukuria ir naujas verslo idėjas ir tikrai tokių pavyzdžių mes matome. Na ir manau, kad geriausias įrodymas to, kad mūsų alumnai džiaugiasi savo studijų programa, yra tas faktas, kad jie noriai sugrįžta. Ne tik į renginius, kuriuos organizuojame ISM vadybos ir ekonomikos universitete, bet ir į paskaitas bei padėti studentams, kurie dar tik tai eina studijų keliu.